Vienas iš lengviausių, greičiausių, paprasčiausių būdų susipažinti su neurolingvistiniu programavimu, su NLP, tai yra patirti šitą techniką, kurią šiandien aš pristatau. Volto Disnėjaus kūrybiškumo strategija. Voltas Disnėjus greičiausiai net neįtarė, kad kažkada bus jo kūrybiškumo strategija aprašyta. Iš principo jo mąstymo strategija bus aprašyta ir pateks į tokią kryptį kaip neurolingvistinis programavimas, o tą darbą atliko Robertas Dilsas, vienas iš tų žmonių, kurio arsenalas, kurio indėlis yra būtent strategijų, efektyvių arba sėkmingų strategijų aprašymas. Taigi Disnėjaus strategija. Labai greitai kokia jos paskirtis. Jos paskirtis yra tokia, kad žmogus susimodeliuotų tą norimą ateitį, pasidarytų veiksmų planą, rastų tokias opcijas, į ką atkreipti dėmesį, kad tas planas, būtų įgyvendintas, ir paėmęs planą į rankas, eitų, keliautų vykdyti. Šitos technikos, šitos strategijos pritaikomumas labai platus, nuo susirinkimo iki kažkokio projekto modeliavimo, projekto kūrimo, iki ten mažos grupelės kažkokios savo vizijos kūrimo, kaip mes norėtume, kad būtų. Greičiausiai todėl ji ir vadinasi kūrybiškumo strategija. Taigi, prie technikos 3 personažai - svajotojas, realistas ir kritikas. Tie 3 personažai atlieka skirtingus vaidmenis. Kiekviename iš mūsų yra svajotojas, realistas ir kritikas. Ir šitie vaidmenys yra įskirti dar ir dėl tos priežasties, kad tie vaidmenys nepradėtų tarpusavį konkuruoti. Greičiausiai esat susidūrę su tokia mintim, su tokia idėja, kad atbėgat, ateinat pas savo draugus, pas kolegas ir sakot, o padarom taip. Ir jūs iš svajotojo pozicijos, iš tokio vizionieriaus pozicijos kviečiat, bandot užkrėsti idėją, ir bent vienas koksai toks kritikų veidą tokį jungęs, nežinau, nesigaus, nieko nebus. Tai ne tik išoriai tai yra, bet ir mūsų viduje irgi tos abejonės yra, jos dalyvauja ir eina kalba apie ką, kad jeigu tos vaidmenis įdarbinus laiku ir teisingai, yra tikimybė, kad daugiau vizijų, svajonių ir tikslų bus įgyvendinta. Yra tikimybė. Taigi 3 vaidmenys - svajotojas, realistas ir kritikas, ir labai trumpai apie juos. Ir apie patį algoritmą. Taigi pirmas žingsnis arba pirmas vaidmuo - tai yra svajotojo vaidmuo. Svajotojo užduotis yra kaip įmanoma tiksliau, detaliau, gražiau, vaizdingiau apibūdinti tą tikslą, tą viziją, kaip jis norėtų, kad būtų. Jo klausimas yra toksai, kaip norėčiau, kad būtų, arba kaip aš tai įsivaizduoju, kaip aš tai matau. Ir tam galima skirti laiko tiek, kiek reikia. 10, 15, 20 minučių. Kuo labiau įkvepiantis yra tas paveikslėlis, tas vaizduotės vaisius, ar tai aprašymas kažkoks, tuo geriau. Dėl labai paprastos priežasties 5 pojūčiai, taip, ir kuo labiau įsijungia kūnas, kuo labiau atliepia kūnas tą matymą, tą viziją, tuo didesnė tikimybė, kad tai yra labiau to žmogaus, sutampa mintis, jausmai ir elgesys tada sutampa, ne? Mano idėja, ne? Aš jaučiu, kad taip galima padaryti, aš noriu tą padaryti, ne? Generuojasi energija. Tai graži, didžiulė vizija. Tada ta vizija perduodama kitam vaidmeniui. Kitas vaidmuo eilės tvarka yra realistas arba vykdytojas. Jo užduotis yra labai paprasta. Jis pamatė idealų variantą, idealų paveikslėlį ir sako, okei, jo klausimas toks, ką po ko reikia padaryti arba kaip tai pasiekti. Ir jis daro veiksmų planą. Ar tai yra žingsniai, ar tai yra kažkokios tai strategijos, galbūt nėra taip svarbu, kad pasižiūrėjus į tą veiksmų planą, būtų aišku, jog visa tai veda į tą idealų paveikslėlį, į tą viziją. Reiškia, jis nebando aplamdyti arba kažkaip apkarpyti tos vizijos, tos strategijos, tos vizijos, ne? To idealaus paveikslėlio. Jo užduotis parengti tokį planą su tokia mintim, su tokia idėja. Tau nieko netrūksta, visi resursai manomi, viskas, ką be padarysi, gausis, tiesiog eini ir darai, nuo ko pradėtum. Kaip tai būtų, ką darytum, jeigu žinotum arba slapta tau kažkas pasakytų, kad tai pavyks.
Ir žmogus, tas vaidmuo, labiau tas vaidmuo, žinai, būnant tame vaidmenyje, nes tai gali būti ir žmogus, ir grupė žmonių, aprašinėja tą strategiją. Gerai, turim idealų paveikslėlį, turim veiksmų planą kaip strategiją, tai dabar kritiko vaidmuo. Arba mes netgi dar vadinam išmintingo kritiko vaidmuo. Ir pirma mintis didžiai daugumai žmonių, kai jie pagalvoja apie kritiką, tai galvoja, jau čia dabar jau sukritikuos. O tai tradicinis toks kritikas, buitinis toks kritikas, tai jis kritikuoja, pasako nesąmonė, absurdas ir taip toliau, ką aš jums išnekat. Tai buity. O NLPeris kritikas, ne? Arba pažengęs kritikas, arba dar kitaip išmintingas kritikas, jisai pasižiūri į viziją, supratau, sako, ir pasižiūri į veiksmų planą. Ir į veiksmų planą jisai žiūri kaip konsultantas, kaip ekspertas, kuriam kyla klausimų. Išmintingo kritiko vaidmuo, arba NLP kontekste kritiko vaidmuo, yra ne griauti idėjos, o kelti klausimus veiksmų plane. Pavyzdžiui, formuluojant tokį sakinį, man kyla klausimas, kaip bus padaryti tas ir tas. Man neaišku, aš turiu abejonę, kaip tas su tuo susiję, kaip veiks tie ir tie dalykai. Ir čia būna pats, mano patirtis bent jau taip rodo ir sako, čia būna pats įdomiausias dalykas, nes žmonėms įprasta kritikuoti. Tai yra pačią viziją, patį tą idealų paveiksliuką, pasakant nesąmonę, taip ar dar kažkas tai tokio. Ir retas kuris, tikrai retas kuris, bet siekiam, kad su NLP pagalba arba kitokių priemonių pagalba žmonės išmoktų kelti klausimus į veiksmų planą. Tai ne pačią idėją kritikuotų, o elgesį, nes idėja kaip ketinimas. Idėja yra pozityvus ketinimas. Veiksmų planas gali būti netinkamas, jis gali būti netikslus, jam gali trūkti kažko, jis gali būti neaiškus, jis gali būti per abstraktus. Tai kritiko užduotis, išmintingo kritiko užduotis peržiūrėti ir įvardinti tas abejonės, ką reikėtų, ką vertėtų patobulinti. Idealiu atveju idėja lieka arba vizija, arba tas idealus paveiksliukas lieka koks buvo. Į veiksmų planą, į realisto veiksmų planą kritikas pateikia pastabų, klausimų, abejonių, tai jos tampa realisto užduotimis atsakyti į tas pastabas. Kaip padarysim tą, kaip susietas ir tas. Ir kai jau užpildo, atsako į tos klausimus realistas, iš to vaidmens žmogus arba grupė žmonių, kai atsako tos klausimus, tai kas lieka? Imti judėti į priekį. Santykį arba tą algoritmą tarp realisto ir tarp kritiko galima pakartoti keletą kartų, kol išmintingas kritikas neturės pastabų, sakys, okei, tikiu, viskas tvarkoj, bet kokiu atveju veiksmų planas lieka realisto arba to vykdytojo rankose ir jisai eina įgyvendinti veiksmų planą. Tokia graži legenda, tokia graži istorija. Ir tik išimtinais atvejais, jeigu tai tikrai kosminė, nereali fantazija idėja, galima kažką tai pakeisti, pakoreguoti būtent vizijoje, būtent tam idealiam paveikslėlėje. Dėl labai paprastos priežasties, jeigu vizija atitinka gerai suformuluoto rezultato kriterijus, ten greičiausiai visi kriterijai yra. Ten yra konkretu, aišku, nuo žmogaus priklausantis arba nuo grupės, nuo organizacijos priklausantis tas rezultatas. Tai nėra, kad iš dangaus kažkas nukuris. Tai reiškia, mums reikia tik tai pasirinkti tinkamą, teisingą veiksmų planą. Viskas, that's all. Ko linkėčiau, kokia mano rekomendacija, kad šitokius 3 vaidmenis kiekvienas atpažintumėt save. Kai žmogus ateina su kažkokia idėja, pabūkit su juo kartu toje idėjoje. Tikrai papasakok, kartu pabūk to svajotoju. Ir jisai tau papasako savo idėją, tu jį palaikai. Tai kai tik baigėsi idėjos pasakojimas, tu gali pabūti su juo realistu. O gal jisai dar nepabuvo tam planavimo etape, gali jo paklausti. Gerai, o ką darysi dabar? Kaip tu tai numatęs padaryti? Gal jau žmogus turi veiksmų planą. Ir netgi tai gali būti, kad iš tavo pusės bus labai naudinga, jeigu tu jam užduosi keletą klausimų iš išmintingo kritiko pozicijos, paklausimas, žinai, o kaip tas su tuo susiję, o kaip tu tą padarysi, o ką dar atkreipsi dėmesį, o kas yra svarbu darant ar tą, kokius kriterijus savo įsikėlei.
gali būti, kad jis net padėkos, sakys, o geras, fainai, net nepagalvojau apie tokius dalykus. Tokiu būdu jūs išreikšit labiau palaikymą. Tokia idėja, tokia mintis, kad mes visada tuos 3 vaidmenis savyje nešiojamės. Klausimas, ar tinkamu metu pasirodo, įsijungia tinkamas vaidmuo. Linkiu atpažinti situacijas ir kad tie vaidmenys tada, kada reikia, būtų atlikti kokybiškai. Svajokit, kurkit, siekit ir džiaukitės rezultatais.